Sveiki, aš esu Juris Belta, socialinis psichologas ir vadybos konsultantas. Ir šiandien tinklalaidę aš pakviečiau svečiuose Živilę Simonaitytę. Živilė yra žmogus, kuris savo karjerą taip pradėjo valstybės kontroliai, gana greitai užėmė aukštas vadovaujančias pozicijas, na ir tapo viceministrė pandemijos laikų sveikatos apsaugos viceministrė, galim sakyti, turbūt Arūno Dulkio dešinioji ranka. Ir kaip jai sekasi, kažkiek daugiau apie save. Ir tada, Živilė, galbūt tiesiog apie save, koks tas buvo jūsų kelias iki vadovės ir tada apie patirtį. Dirbant viceministras pozicijoms, turbūt tai buvo kažkas naujo, bet tai irgi įdomu. Žmogus kaip iš šalies, nieko bendra su medicina neturi, eina dirbti pas ministrą, kuris irgi nieko bendra su medicina neturėjo. Tai prašau. Tai laba diena, labai smagu. Tai priėmėm kitus viceministrus, kurie turėjo. Tai turbūt, kadangi aš, jeigu taip nuo galo pradedant, į sveikatos apsaugos ministeriją, tai ir keliavau konkrečiai į projekto valdymą, aš taip ir vadinu, būtent COVID pandemijos situacijos valdymą. Tai ten tos medicinos pakankamai mažai buvo, aš ten labiau jaučiausi vakcinų gavimo ir paskirstimo logistiką dėliojusi, skiepijimo, vakcinavimo centrų užimtumą valdžius ir visus panašius dalykus. Tai ten tų tikrai medicininių žinių. Be abejo, kad natūraliai ten pradedi atskirti, kuo skiriasi koks nors ten greitasis antigeno testas nuo PGR testo, bet tai tikrai nebuvo, aš sakyčiau, mažiau negu procentas visos mano veiklos, kur kažkokių apskritai tų medicininių žinių reikėjo. Ir apskritai, jeigu kalbant apie visas ministerijas, tai nesvarbu, kokią jos sritį kuruoja, tai ir toj pačioj sveikatos apsaugos ministerijoje ar kažkokioj kitoj ministerijoje yra daugybė veiklų, kurios nėra tiesiogiai susijusios, kalbėkime apie sveikatą, tai tarkim, didelė dalis sveikatos ministerijos veiklų yra susijusi su ta pačia e-sveikata, kas yra IT ūkis, yra IT ūkio išmanimas. Tai tada mes galim kelt klausimą, kokių kompetencijų reikia viceministrui, kuris kuruoja informacinę sistemą. Ne tik šitą, bet šitą labiausiai žinoma. Ar labiau mediko reikia, ar vis dėlto labiau IT specialisto reikia. Tai aš savo patirtį, kadangi tos valstybės kontrolės turėjau ir IT auditų, ir IT veiklos, tai gal netgi kaip tik naudingesnė jinai buvo. Kažkada savo laiku ir tą pačią e-sveikatą esu auditavus. Tai turbūt taip, o kalbant apie apskritai, tai taip, aš iš karto po bakalauro pradėjau dirbti valstybės kontroliai, visada buvau tas žmogus, kuris niekada nesiekiau jokio paaukštinimo, visada norėjau tiesiog gerai dirbti ir labai stengiausi dirbti ir iki šiol stengiausi gerai daryti tai, ką darau. Tai gal ir pastebėjo tada mane tie vadovai siūlydami kažkokius paaukštinimus ir tuos karjeros laiptus. Ir buvusiai premjerė Šimonytė taip pat sakė, kad niekada nesiekiau jokio paaukštinimo. Mes matot abidvi iš Antakalnio gimimo, tai aš čia gal susijęs su, žodžiu, Vilniaus Antakalnio žmonėmis, kad mes niekada... Ir pavardės labai panašios. Ir pavardės panašios, ir gimimo vieta, ir augimo panaši, tai čia gal su tuo susiję. Ir taip pat tekdavo su konservatoriais dirbti. Taip, bet aš visą laiką taip kažkaip žmonėm yra keista, aš apskritai niekada nesijaučiu, man vis dar juokinga, kad į Google įvedus mano pavardę mane pristato Google'as kaip politikė, aš kažkaip niekada nesijaučiau labai politikė, niekada nepriklausiau ir, niekada nesakyk niekada į ateitį, bet bent jau artimiausių metų tai tikrai ir neplanuoju nei priklausyti jokiai politiniai partijai, nei dalyvauti kažkokiuose rinkimuose, tai toks labiau buvo. Apskritai, kalbant apie COVID, tai turbūt labiau, taip kaip mes dabar esant karo grėsmiai, kiekvienas pagal savo galimybės stojam ar į šaulius, ar į komendatūras, ar ten bent jau tikiu susidedam kuprinę išlikimo, tai lygiai taip pat tuo metu prie to COVID darėm viską, ką galėjo. Tai tuometinė premjerė, ministras matė mano vaidmenį, norėjo mano pagalbos, o aš kažkaip tą pilietiškumą nebūtinai suprantu kaip kažkokią savanorystę ar kažką, tai gali būti ir tas tiesioginis darbas ir pilietiškumo prisėmimas ir ėjimas
ėjimas dirbti ten. Tai aš čia jokių būdų nenoriu susireikšminti. Mes visi Mhm. prisidedam tuo, ko galim, tai tiesiog tuo metu kažkas matė mano pagalbą ir aš nejaučiau turinti net teisės atsisakyti. Mhm. Tai turbūt irgi daugeliui buvo toks nustebimas, kai jau pandemija buvo iš esmės nugalėta, tiesiog atsistatydinę ir galvojama, nu tai kas čia tokio atsitiko, kad jie atsistatydina. Turbūt viešus ir privačius interesus supainiojo. Aš dabar tiesiog kalbu taip, kaip turbūt daugelis žmonių yra linkę galvoti. Tai daugelis žmonių turbūt dar, aš nežinau, gal turi tą mąstymą, kad kažkoks tas politinis postas yra siekiamybė. Mano tai niekada nebuvo siekiamybė, kaip minėjau. Tai projektas baigėsi, ne, pandemija buvo suvaldyta ir aš niekada nesiekiau politinės karjeros ir nemačiau dėl to jokios prasmės likti toliau politiniam poste. Tai aš gal eidama į Samą niekada ten taip labai aiškiai nebuvau pasakius, kad aš čia ateisiu tik COVID-ui, bet pati tai tą labai greitai ir pajutau ir supratau, kad ne, tai aš labai gerbiu žmonės, kurie eina į politiką ir į bet kokią profesiją. Visos profesijos yra svarbios, reikalingos ir jos dėl to ir yra visuomeniai skirtingos, bet turbūt kiekvienas turim rinktis tai, kas, na, mus džiugina ir ką mes norime veikti, nes tada tie rezultatai geriausi. Tai aš kažkaip nemačiau savęs ir toj politikoje ir dėl to labai ramiai išėjau, be jokių privačių interesų, konfliktų ir tiesiog, vat, pabaigus savo darbus tiek, kiek aš jaučiau, kad galiu pabaigti juos tą momentą. Išėjo, bet politikės etiketė liko, vis dar klijuojama socialiniuose tinkluose. Tai save nelaikai politika. Kas esi? Dabar aš gal labiausiai save vis dėlto identifikuoju kaip vis dar organizacijų tobulėjimo entuziastė. Aš taip tokia labai tiek daugybę metų valstybės kontroliai visada labai norėjosi, kad tie mūsų auditai būtų ne kažkokie patikrinimai, kurių kažkas bijo, kad tai būtų pagalba žmonėm tobulėti. Ir dabartinė ta mano veikla, kurią aš užsiemu įvairūs irgi ar mokymai, ar pagalba tiek viešam, tiek privačiam sektoriui yra susijęs su, žinot, man toks apskritai kažką pastatyti, sukurt, reikia labai daug laiko. Reikia ten, nesvarbu, ligoninę naują pastatyti, reikia labai daug laiko. Bet ant ligoninės numest bombą gali labai greitai ir tos ligoninės nebeliks per sekundės. Tai man va šitoj vietoj labai kažkaip aš tą jaučiu pareigą dirbti toj srity, kur ne taip greit matos rezultatas, galbūt ne taip jis pastebimas, bet kur gali statyti, gali padėti kažkam statyti ir gal kartais net ir nemato, bet viskas gerai, kad nemato. Aš ten tą mažą kruopelytę kažkur palieku prisidėjimo prie statymo ir to man visai gana. Tai gaunasi ilgų distancijų bėgikė. Ja? Nu, su to tikrų bėgimų aš čia aš turiu kitą sporto šaką mylimą, bet ten palakstyti irgi tenka. Tai žodžiu, tai va. Mhm. Organizacijų tobulėjimą entuziastą. Labai gražiai nuskambėjo. Man dar tu esi žmogus, kur yra subalansuoti du aspektai - teorinis ir praktinis, nes yra labai daug tokių teoretikų, esi socialinių mokslų daktarė, taip, tai apsigynus, tai reiškia teorinė bazė, vadybos mokslai, taip, ir aišku, ir apskaita, finansai, auditas, ir tuo pačiu yra praktika, praktiškai užimant vadovaujančias pozicijas ir turbūt ir praktika įgaunama dirbant su vadovais taip pat, nes jie dalinasi savo praktiką. Ir aš tada jau noriu eiti, kad atskleistum, kaip matai dabar sveikatos sistemoje, būtent vadyba ir valdymas, kur yra tas silpnosios vietos iš tokios vadybinės pusės, esminės, kur yra tie skauduliai, dėl ko. Man asmeniškai atrodo viena, kad labai daug vadovų tiesiog nemoko vadybos, nežino, kad jos reikia. Viena, bet galbūt
tavo matymas yra kažkoks kitoks ir aišku, tuo priežasčių paletė yra žymiai platesnė. A, m, Čia aš prieš porą metų turėjau tokį vieną projektą, ten nesvarbu, kieno ten jisai užsakymų buvo, bet mes to projekto apimtyje darėm apklausą, labai daug medikų mes apklausėm, virš 1000. Ir apklausinėjom tiek medikų specialistus, tiek ir vadovus medikus, reiškia, skyrių vadovus, ne, aš nekalbu apie jau konkrečiai ten priežiūros įstaigų vadovus, bet padalinių skyrių vadovus ir žodžiu. Ir yra toks vienas labai įdomus niuansas, kuris mane apskritai, kai aš pradėjau gilintis į sveikatos apsaugos sistemą, tai čia dar valstybės kontrolės laikais prie pirmųjų auditų, kuris mane labai smarkiai šokiravo, aš kai pirmą kartą sužinojau, kad sveikatos sistemoje nėra metinių vertinimų. Tie, kas iš mūsų dirbam ir esam dirbę ten ar valstybės tarnyboje, ar versle, tai tokie esam pripratę prie metinių tikslų nustatymo, po to ten aptarimo su vadovu, tai sveikatos sistemui to nėra. Nėra jokio privalomumo daryti metinius vertinimus. Ir mes darėm apklausą prieš keletą metų tų visų medikų ir jų vadovų. Ir vienas iš klausimų visiems medikam buvo klausiama, ar jūs turite metinius pokalbius su vadovu, nepaisant to, kad jie neprivalomi, bet dalis vadovų, man kas yra labai toks vadybos atspindys, turėti metinį pokalbį. Tai klausėm medikų, ar jūs turit metinį pokalbį, ir klausėm vadovų padalinių, ar jūs vedat metinius pokalbius. Tai aš tiksliai procentų nebeatsiminsiu, bet apie 60 kažkeli procentai vadovų, skyrių vedėjų atsakė, kad jie veda metinius pokalbius. Iš medikų, ar jie turi su savo vadovais metinius pokalbius, atsakė, kad 20 kažkeli turi. Tai, tas reiškia suvokimas skirtumo, kiek žmonių jaučia, kad jie turi kažkokius pasikalbėjimus su vadovu, o kiek vadovų jaučia, kad jie turi pasikalbėjimus su savo darbuotojais, yra labai gerai parodo tą. Ir čia turbūt ateinam prie to, kad sveikatos sistema turi tas, taip, tai yra vadyba, bet jinai ateina iš dviejų pusių. Tai iš vienos pusės, kad iš tikrųjų net ir mūsų reglamentavime, teisės aktuose, kad ir kaip ten jo kažkas mylėtų ar nemylėtų, bet jeigu mes daug kur viešajam sektoriui turim privalomus tam tikrus vadybinius elementus, ten nepriklausomas valdybas įmonėse, kurias čia vis norim judinti ar nenorim, bet metinius pokalbius, tikslų nusistatymus, ten už juos atsiskaitimus ir taip, tai sveikatos sistemui nieko nėra. Yra paslaugos, įkainiai ir apmokami, ir prasme, ne? Ir tada gaunasi, kad kadangi jokių reikalavimų didelių nėra, yra ten tiem vadovam kriterijai, bet tokie. Tai visa vadyba ateina tik tai iš tų vadovų, kurie patys iš savęs nori, kad ta vadyba ateitų į jų įstaigą, į jų padalinį. Nebūtinai mes turim kalbėti apie įstaigos vadovus, mes galim kalbėti ne apie skyrių. O iš kur pas juos pačius gali ateiti ta vadyba, tai reiškia, arba jie patys yra kažkokie labai išskirtiniai, kurie kažkuo arba labai domisi, ar turi kažkokį hobį, nes sveikatos moksluose, nei Vilniaus universiteto medicinos fakultete, nei Lietuvos sveikatos mokslų universitete, dabar gal pasikeitė, bet prieš keletą metų, kai mes auditą darėm, tai net tokio dalyko, kaip pavyzdžiui, bendravimas su pacientais kaip disciplinos privalomos nebuvo. Tai reiškia, mes mokom medikus kaip gydyti ligą, bet nemokom kaip su klientu bendrauti, kur visi tie žmonės, visi mes esame, ne, pacientai. Ir atrodo, ten eilinio kokio komercinio banko aptarnavimo skyriaus specialistas yra mokomas, kaip bendrauti su klientais, tuo tarpu sveikatos priežiūros sistemai mes to nemokom. Tai turbūt aš sakyčiau, kad taip, tas vadybos trūkumas vienareikšmiškai jis yra didelis, bet ar mes galim tikėtis iš žmonių kažkokio labai aukšto vadybos lygio ir žinių, jeigu mes iš jų niekada neprašėm to turėti? Tai nežinau. Ir aš gal labiau vis tiek šitoj vietoj sakyčiau, kad mums norint galvoti apie tą sistemą į ateitį, mes
mes turim tada prašyt iš tų įstaigų, kad jie, turėtų tam tikrus elementus. Ir aš suprantu, kad tam tikri elementai ten bus iš pradžių labai popieriniai, labai galbūt netikri ir bus daromi tik dėl popieriaus ir daromi, bet tai po trupučiuką tas pokytis, o aš kadangi esu ta, kuri tiki tais lėtais pokyčiais, nepasistato ligoninė per vieną dieną, pastatas. Tai va čia taip pat pokytis jis neįvyks, neatsibusim mes ryt po ryt ir nepamatysim, kad staiga visose įstaigose sveikatos yra nuostabus vadybininkai. Tai reiškia, po trupučiuką mes judėtumėm tą linkmę. Mhm. Jo, medikai sakytų, kad mes jau ir taip popieriais esam perkrauti, dėl to nėra laiko dirbti. Tai žiūrėkit, vienareikšmiškai, bet aš visą Mhm. laiką ir aš turėjusi su šitą diskusiją ir su keliais ir pakankamai ten ir garbingais medikais, kurie ir žinomi ir kažkaip labai atrodo tokie racionalūs, bet kai sakai, kad darykim metinius pokalbius su žmonėm, tai ne, man to nereikia, čia popierius. Bet mano visada atsakymas, tai bet kol tu netaikai vadybinių metodų, vadybinių žinių, tai tu tada nežinai, kur tu gali sutaupyti ir kur tu gali galbūt efektyviau tą popierių užpildyti ir kažką greičiau padaryti, o ne tiesiog, kaip čia žinot, galima art vagą pačiam pasiėmus plūgą, galima arklį, o galima išmokti ir vadyboje atrasti, kad šiais laikais jau ir technikos išrasta tai vagai nuart ir gal nebereikia nei žmogaus, nei arklio ir kažko. Čia į žemės ūkį nukrypom kažkaip. Aš kalbėjau su vienu poliklinikos vadovu, tai sakė, kad metiniai pokalbiai tai yra vakarykštai. Sako, aš anksčiau dirbęs esu versluose ir aš tik žinau, kas tai jau yra kaip čia praeita mada, praėjusi mada, tai jau praeičio tūkstantmečio madose. Ir galbūt čia aš išsakysiu savo mintį, tai Živilė tą papildyk, ar aš teisus, ar teisinga linkme galvoju, ar ne. Tai mano manymu, kad galbūt tokiai formai, kaip būdavo, kad ten skiriamas laikas, žmonės turi ruoštis, vadovas ruošiasi, yra labai didelės laiko stresas, sąnaudos, tačiau šiandien įsigalinant informacinėms technologijoms, tai galima daryti kaip nuolat, nuolat turi būti procesas, kad su darbuotoju yra kalbama, tai yra reguliariai fiksuojama ir nebūtinai kartą per metus yra apsvarstomi visų pirma praeitis, kas jiems sekasi, ko pritrūko gal iš vadovybės pusės, kas pavyko, kas ne, ir aišku, keliant naujus tikslus, kurie yra susijęti su organizacijos misija, tikslai paverčiami konkrečiams užduotims ir suteikiant pagalbą, kas tam darbuotojui yra reikalinga iš ugdomosios pusės, iš resursų pusės pasiekti. Tai toks online procesas nuolatinis turi veikti, ne vien kartą per metus, nors mes vadinam metiniais pokalbiais, nes yra tokie kaip, jeigu mes darom tik kartą per metus tradiciniu būdu, tada yra per daug didelį laiko nuostoliai, psichologiniai nuostoliai, bet to galų gale žmogaus atmintis trumpa. Tai paprastai mes kalbėsimės tik tai apie paskutinį mėnesį, 3 paskutinius, bet gal 9 mėnesiai, kurie buvo prieš tai, jau dėk už borto, nors galbūt ten buvo daug labai svarbių dalykų. Kokios tavo mintis apie tai? Aš pirmas dalykas, tai nusišypsojau pačiam pasakius, kad vadovas vienas poliklinikos atsakė, nes esu irgi vieno polikliniko lygiai tokį patį argumentą girdėjus. Tai jeigu tai tas pats vadovas, tai esu girdėjus jį ir kitą frazę sakant, tiesa jau ne viešai, bet neminėkim, nesitikrinkim, čia tų pavardžių nereikia, po to apkalbėsim. Tai, bet esu girdėjus tą konkrečiai vadovą, kuris man sakė, po to apsisukus kitam, kitos poliklinikos vadovui, kitas poliklinikos vadovas pasistatė namą ir prie namo daug darbų yra, aplinkos tvarkymo, dar kažko, ir jisai pasisuka ir sako, klausyk, tai sako, medsesučių grafiką sudarai, kada tau kurį žolę atvažiuos ravėti. Tai čia Bayeris? Ne, manau, kad ne. Ir matot, juokia yra ir tiesos. Jo, ir aš manau, kad žinot, jeigu mes kalbam apie
argumentų mes čia visi labai protingų turime. Ir aš šitą metinį pokalbį kaip pavyzdį paėmiau. Tai čia tik tai vienas iš vadybos elementų. Ir jeigu vadovas yra, kad ir kokiais ten argumentas sugalvos, kodėl jo reikia ar nereikia, ar metinio pokalbio, ar bet kokio kito vadybinio elemento. Bet jeigu jisai iš tikrųjų galvoja, kad medsesutės gali atvažiuoti žolę ravėti prie jo namo, tai geriau nereikia. Geriau mes galvokim, kaip mes tuos vadovus nuimsim ir ką padaryti, ta prasme, kad jų nebeliktų. Kažkaip norėtųsi, kad greičiau nebeliktų, dėja ne visada taip sekasi. Ir čia mes ateinam prie to, kad, be abejo, kad, kaip čia, kiekvienas įrankis, koks jisai bebūtų, tai jisai yra tiek geras arba blogas, kiek jį moka naudoti tas, vartotojas. Tai į rankas idioto atidavus bet kokį įrankį jį galima sugadinti ir diskredituoti. Tai aš sakau, be abejo, čia aš, jeigu plečiantis į tą temą, kad ar ten metiniai, tai gal mes čia taip iš seno juos vadinam metiniais. Tai taip, nieks nebedaro metinių pokalbių, nes, tai nebėra prasmės. Tai be abejo, kad jie yra nuolatiniai. Bet kai tu šneki su tais pačiais medikais ir žinai, kad jie yra įstaigui 20 metų ir su jais iš vis niekada nieks gyvenime nekalbėjo apie tai, kaip jiems sekasi, ar jiems gerai sekasi, ar blogai, kur jiems kokių žinių trūksta, kokias kompetencijas reiktų tobulinti. Tai aš nežinau, ar mes bet kuris iš mūsų jaustumėmės gerai savo darbo bare, nemedicininiam, jeigu mums niekas niekada neduotų apskritai jokio grįžtamojo ryšio, gal turbūt tas žodis grįžtamasis ryšys būtų, kurio jie negauna, apie tai, kaip apskritai mums sekasi, ir kokie atsiliepimai. Aš atsimenu, mes daug diskutavom apie Olandijos, pavyzdį Nyderlandų, kur visi vadovai sveikatos priežiūros įstaigų turi kasmetinį privalomą 360 vertinimą, kur tave vertina ir vadovai, ir kolegos, ir pavaldiniai, ir pats tu save įsivertini. Tai įsivaizduojat, kokį grįžtamąjį ryšį gauna vat Olandijoje kiekvienas vadovas, čia jau ne visi specialistai, bet vadovas, ir mes tada šalia dedam saviškius, kurie tiesiog dėl įvairių aplinkybių yra įstaigose, kur nieko nežino, kaip jiems sekasi. Taip, mes visgi susiduriam su to, kad pas mus dar gana stipri yra galios kultūra, kad vadovas visada teisus, o pavaldinys bus nuolankus ir nedrįs išsakyti savo mintis. Ir net jeigu yra koks drąsesnis pavaldinys, kuris pasakė, kad kažkas yra ne taip, tada jis yra apkaltinamas nelojalumo stoka ir diskreditavimu. Nors kaip tik, mano nuomonė, lojalumas yra būtent netylėti ir kelt tuos negerumus į šviesą, kad juos ištaisytų. Ir taip jau yra tie minkštieji faktoriai, turbūt visgi galime sakyti, kad yra net svarbesnė į visą tą klasikinę vadybą, nors tai yra vadybos dalis, bet vadybai, kaip dažnai supratom, iškelt tikslus, sutvarkyti procesus, kontrolę tam tikrose, bet kaip vyksta sąveika su žmonėms, koks yra mikroklimatas, kaip žmonės jaučiasi, kiek jie yra motyvuoti, koks yra darbo poilsio režimas, gal kažkas dabar nusijuokia, nes tai yra dėja problema, kad labai daug medikų yra chroniškai persidirbę, kita vertus yra kažkur mažosios, tokias kaip čia, gydymo įstaigas, kurias reikėtų galbūt uždaryti, bet trūksta politinės valios ir ten kaip tik neišnaudojamas pilnai potencialas. Žiūrėkit, man visada yra labai geras pavyzdys, aš visada sakau, reikia visada galvoti per save. Tai aš visą laiką taip mąstu. Ar aš kiekvieną dieną, aš dirbu 5 dienas, ne per savaitę, ar aš kiekvieną dieną į darbą ateinu vienodai pailsėjusi, vienodai gerai nusiteikusi ir vienodai ryžtingai, šiandien aš dirbsiu, aš esu 100% geriausia aš. Tikrai ne. Ir jeigu kažkas sako, kad jisai kiekvieną dieną ateina į darbą 100% geriausios būklės, aš nepykit, netikiu. Nes mes visi
turim įvairiausių situacijų, tiesiog objektyvių. Kažkur neišsimiegam, kažkur kažkas, ane, ir kažkaip. A, tai lygiai taip pat ir medikai žmonės, ane, tai jie lygiai taip pat ateina ne 100% geriausios savo formos kiekvieną dieną. Ne? Aš čia jokių būdų ne apie kažkokius blogus dalykus kalbu, tiesiog yra gyvenimas. Ir tada toks apsisuki, bet, tą dieną, kai tau teikia, imkim ten tą žiauriausią kokį nors chirurgas, tą dieną, kai tave operuoja, tai tugi nori, kad jis būtų 100%, ne? Tu nori, kad jo vadovas prieš tai nebūtų apriekęs ir jisai nebūtų susinervavęs dėl to, kad jį vadovas apriekė. Tu nori, kad jisai prieš tai nebūtų pervargęs ir atvaręs pamainos be miego ir negalvotų apie tai, kai man čia reikia dar po to dar 3 operacijos ir po to man reikia kažkaip neparvažiuoti namo, tu kažkaip to nori. Tai yra normalu. Ir tai yra šiaip tiesiog, žmogiška. Ir čia jau yra tada ta antivadyba, kuri prasideda, turbūt toks terminas. Tai gali sakyti, ypatingai sveikatos rytyje, jinai eina iš viso į kitą, tai jie pradeda rizikuoti žmonių sveikata ir gyvybę. Jie nebegydo, jie su savo antivadyba galimai daro riziką žmonių sveikatai. Neduok dievė gyvybei. Nes Ne tik tai pervargęs galimai, turbūt jeigu darytum kažkokius tyrimus, tai mes ir rastum, kad kai kur mirtingumo skaičius yra didesnis ir būtų kažkokia koreliacija ir su santykiais, mikroklimatu ir darbuotojų krūviu. Mes rastum, nes natūralu, kai žmonės yra persidirbę, blogai jaučiasi, padidinta streso, distreso sąlygoms, jie daro ir letalinių klaidų, o žmonės miršta ligoninėse. Normalu, kad miršta, todėl kad žmonės yra mirtingi, bet ar visi, kurie numirė, ar nebuvo ir tokių, kurios buvo galima išgelbėti, miršta ir dėl klaidų, tik būsim sąžininki, labai dažnai tai yra tiesiog uždangstoma, nes, kaip žmogus numirė, visi pasitaiko, bet... Tai žiūrėkit, ir dėl net ir šitoj vietoje, ne, tai mes ir turim tą žalos be kaltės modelį įteisintą ir, ta prasme, ir tikrai šitoj vietoje tie medikai ir, tai kaip ir tai mes... neveikia. Tai prastai veikia, taip sakysiu. Bet tarkim, ne, tai medikai kaip ir mes, bet kas savo profesijoje, jie, tiesiog gali padaryti klaidą. Tai, kaip čia, meskit akmenį, kas savo darbę nesat padarę klaidos, tai visi esam padarę. Tik tai toj profesijoje, kur klaidos yra žymiai pavojingesnės, nes, jeigu aš padariau savo darbę klaidą, tai, nežinau, kažką biški netaip pasakiau per podcastą, ne? Tai tada, tai nėra, nemiršta dėl to kažkas. Tai, o čia mes turim šitą sistemą, kuri yra ypatingai yra atsakinga, bet apsisukus mes ją nededam visų maksimaliai pastangų, kad tų žmogiškų klaidų būtų kuo mažiau. Man čia kažkuo analogija yra su aviacija, kur, irgi labai didelė rizika, jeigu pilotas padaro arba klaidą, arba turi sveikatos sutrikimą, arba kažką, jo klaidos rizika yra labai 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 didelė ir labai brangi daugeliui žmonių. Ir tada kiek aviacijos saugume yra įdedama įvairiausių dalykų, ten nepalikti piloto vieno kabinoje, piloto kabina ten užrakinta, nepateks žodžiu, daug visko įdedam, bet medicinoje tai ne. Yra 2 skirtumai su aviacija. Aviacija yra juodoji dėžė, kur yra fiksuojama. Ligoninės poliklinikose, kai kur yra sistemas sukurtas, kur fiksuot, bet klausimas, kiek tai yra efektyvu, ar tikrai visas neatitiktis ir klaidas yra fiksuojamas. Deja, labai didelė dalis lieka už borto, skirtingos organizacijos yra skirtingai, tai būtent ta juodoji dėžė prastai veikia, yra skylėta, ir, aišku, paskui ir procedūras, kaip ir analizuojama ir kaip gimsta kažkokie nauji sprendimai ir kiek jie yra efektyvus. Tai ir antra priežastis turbūt yra motyvacinė elementariai, nes pilotas yra baisiai motyvuotas saugiai skristi, nes jeigu žus keleiviai, tai jis irgi žus. Gydytojas, visgi, jeigu žus pacientas, jis nežus. Tai irgi yra skirtingi tada tokius svorio kategorijas gal.
Vienareikšmiškai, kad taip. Ir čia aišku, kad tu nesurasi, ten visą laiką tos 100% analogijos, bet mano pagrindinė mintis yra ta, kad, taip kaip aš norėčiau, kad tas pilotas mano būtų išsimiegojęs, kuris mane skraidina, tai lygiai taip pat norėčiau, kad ir tas medikas, pas kurį aš atkeliauju, yra išsimiegojęs, pailsėjęs ir maksimaliai gerai vadybinamas. Tai Turbūt kiekvienas pacientas taip norėtų, bet labai svarbu irgi būtų formuoti tą brandą visuomenėje, kad suvokt, kad jeigu medikas kažkur suklydo, nereikėtų iškart šaukt, kai reikia teisti ir sodinti kalėjimą, nes tada vieną gražią dieną tiesiog nebus medikų, kurie gydys, o tie, kurie gydys, jie nedrįs imtis kažkokiu nestandartiniu sprendimu, nes jeigu kažkas ne taip, tada bus kontrolė ir pasakys, kad tu čia pažeidai kažkokį gydymo procedūrą ir už tai atsakomybė. Dėl Jūri, to tai žiūrėk, tada... iš kur pas mus atsiranda eilės? Dėl to, kad žmonės nori eiti pas konkretų specialistą. Dėl to, kad jie nori eiti pas pavardę. Ne pas tam tikrų ten lygų profesijos gydytoją, bet pas pavardę, konkretų žmogų, pas konkretų gydytoją. Kodėl? Todėl, kad yra pakankamai atsiliepimų, pakankamai žinių, kad tas specialistas yra tas, kuris ne užmiega, ne ten kažką. Ir mes vėl atsiremiam į tai, kad tai kodėl mūsų vadybos sistema ligoninėse, poliklinikose, apskritai sveikatos priežiūros įstaigose, kodėl jinai neveikia taip, kad žmonėm nebūtų tokio didelio skirtumo ir nebūtų tokio didelio noro eiti pas Petrą, bet neiti pas Joną. Taip labai paprastai, ne? Ir čia irgi yra vadybos dalis, kai mes specialisto gerumą remiam jo asmeniniais kažkokiais, taip kaip ir vadovai, kurie vienokias ar kitokias vadybos dalykus diegia savo sveikatos priežiūros įstaigose, taip ir medikai. Tie, kurie ten geriau dirba ar atsakingiau dirba, yra iš asmeninės kažkokios iniciatyvos, o ne iš vadybos sveikatos sistemoje, kurią skatintų vadovai tam, kad vienodinti tą lygį ir vienodinti tą sveikatos paslaugų standartą. Aš apskritai dar tik tai užbaigsiu mintį, man apskritai, žinot, kas yra, turbūt aš sakiau, mums reikia išmesti sveikatos sistemoje iš žodyno žodį pacientas ir pakeisti jį žodžiu klientas. Ir tada irgi jau labai daug. Ir čia... Kai kurie medikai kategoriškai nesutinka. Man yra tekę susidurti, kai aš vartoju per mokymų žodį klientas. Aš sakau, pacientas klientas iš esmės tas pats, kaip pavadinti nesugadins. Ne, mes gydom pacientus, tai ne klientai, tai yra tekę girdėti. Bet šiaip tai jo, todėl kad pacientas yra vargšas, jis neprisima atsakomybės, o klientas jis dalyvauja, jis irgi turi įdėti indėlį ir jis turi gauti. Ir jis turi teisių, jis gali būti nepatenkintas tada paslaugos kokybė, jis gali kažkokių reikalavimų turėti, o ne tik tai ačiū daktarėlė, ne, ir judam, ir jūs čia viską gerai sakote, o aš tik tylėsiu ir klausysiu ir džiaugsiuos, kad jau jūs čia man to dėmesio. Ir klientas moka, kad ir per mokesčius, bet moka tai klientas. Yes. Tai be abejo, kad taip. Ir čia turbūt tas gal ir atsiranda skirtumas, net ir to tokio elementaraus aptarnavimo kokybės, kodėl tie, kas gali sau leisti, nori eiti į privatų sektorių ir į privačią mediciną. Tai labai dažnai tai yra susiję, nesgi mes visi žinom, kad labai didelė dalis tų pačių medikų dirba ir privačiam, ir valstybinėm sektoriui. Tai kodėl tu nori eiti privatų? Net ir dėl to, kad tiesiog tu ten staiga pasikeičia nuosavybės forma ir tu staiga su ta pačia liga iš paciento tampi klientu. Ir viskas iškart pasikeičia. Iškart pasikeičia požiūris į tave, iškart pasikeičia bendravimas su tavimi, iškart pasikeičia, viskas. Ir nėra normalu, kad tu sėdi ten ir 3 valandas kažkur lauki, kol kažkas ten teiksis prieiti ir kažką pasakyti ir kažkaip į tave pažiūrėti. Ir tu dar po 3 valandų ten pulsi ant kelių ir sakysi, ačiū, kad pažiūrėjote. Ne? Tai vieno žodžio požiūrio pokytis. Požiūris visgi, jeigu mes paimam ir viešą sektorių, apie kurį mes daugiausia ir kalbam, ne vien privačios klinikas arba dienos stacionariai, visgi reikia pripažinti, kad yra pirminės sveikatos priežiūros centrai ir
ir gydymo įstaigas, kur tikrai yra galvojama apie pacientą būtent dėl geros vadybos, dėl vadovų, kurie turi supratimą ir aišku, jie turėjo įveikt savo laiku milžinišką pasipriešinimą, kad tuos pokyčius įdiegtų visuose lygmenyse, kad personalas pradėtų bendraut su žmonėm žmoniškai, kai yra sutvarkyta sistema, registravimas, jokių eilių. Nu, aš asmeniškai vėl negaliu analizuot, ten vadyba šalia nebuvau, bet kas ir ką, bet aš esu Antakalnio poliklinikos klientas, nors negyvenu Antakalny, bet Antakalnio poliklinikė. Ir aš, tiesą pasakius, esu labai patenkintas jų paslaugoms, ja, jų būtent servisų, greičių, grįžtamų ryšių. Gal man pasisekė, bet aš kaip pavyzdį galiu pasakyti. Aišku, jeigu ten gilintumės, turbūt irgi visada rastum prie ko prisikabinti, turbūt viskas nėra idealu, bet aš kaip klientas negalvoju apie pereiti kažkokiu privačiu. Mane tenkina. Kaip tik galiu paminėti, kad dėl vienos procedūros aš buvau nusiųstas į vieną privačią įstaigą. Gal neminės, jo, nes nenoriu taip viešai kritikuoti vieną, bet gana garsi privačią kliniką visiems žinoma. Tai žinokit, man nepatiko, kaip ten, kaip organizuotas procesas ir ką reikėjo laukti, kiek ten reikėjo užsirašyti, palaukti ten, tai buvo daugiau ir laiko sugaištama ir netaip sklandžiai, ir patalpas netaip kokybiškai, tai Oi, Antakalnio tai poliklinikai man geriau. žiūrėkit, Mhm. labai, ane, gal čia taip atrodo, kad aš Oi. taip labai suapibendrinau, kad jau čia viešajam blogiau, Na, tai be abejo, kad visur yra. Mano gal patirtis su šita poliklinika nebuvo tokios geros, aš dėl to iš jos savo laiku pabėgau ir irgi pasinaudojau savo teisę, kaip gimus ir augus Antakalny, aš ten priklausiau, bet pasinaudojau savo teisę pereiti kitą valstybinę polikliniką, ne, ir nesinaudoti įstaigos, kurios paslaugos manęs netenkino, ne, paslaugomis. Ir čia va turbūt ir ateina tas, o tai kiek mes turim to suvokimo, ne, kiek mes to suvokiam, kad aš galiu rinktis. Ir aš galiu rinktis, kas mane tenkina, kas manęs netenkina, ir aš išėjau irgi į kitą valstybinę polikliniką, kur buvau žymiai labiau patenkinta. Tai šitoj vietoj, ta prasme, bet tai mes ir grįžtam prie to, ne, kad mes kažkaip niekada ir nebus prie tiek daug įstaigų labai vienodų standartų. Galų gale vieniem patinka, kas medikai ten galbūt daugiau pažiūri, pašneka, kitiem reikia, kad ten tik paslaugą suteiktų. Mes jau vėl turim, jeigu čia, pavyzdžiui, nueikime į kokių šeimos gydytojų specifiką, tai vėl kiekvienas ten turi skirtingų prieimų ir viskas gerai. Problema yra ta, kad mes gal čia apskritai dar, pavyzdžiui, grįžtant prie tų pačių medikų eilių ir eilių pas medikus, man apskritai toksai yra, man kai kas nors sako, kad yra eilės, aš nesuprantu kur, nes man kiek reikia, aš atsidarau IPR, išankstinę pacientų registracijos sistemą ir aš ten niekada aš ten visada randu, nes šeimos gydytojas išrašo siuntimą ir aš tada ieškau jau IPR specialistų. Tai man niekada nereikėjo laukti daugiau kaip 2 savaitės. Niekada. Bet taip, man jeigu reikia specialisto, aš esu pasiruošus nuvažiuoti į kitą miestą. Nes tai yra normalu. Ir čia nėra kažkokių stebuklų, ta prasme. Ir važinėja Švedijoje žmonės po 300-400 km važinėja. Ir aš galiu nuvažiuoti iš Vilniaus į Kauną. Gauti specialisto konsultaciją. Ir man tai neatrodo. Ir aš šitoj vietoj už tai sakau, mes gal apskritai turim tą tokį dar ir pacientų teisių kultūros, tą žinių, nes vat, kai aš visiems labai daugam pasakoju IPR'as, tai žinokit, net mano aplinkoje žmonės, kurie, vat, ir daug žino, jie sako, kas čia per keiksmažodis tas tavo IPR'as, kur čia mums galima eiti? Ir jiem tada toks atradimas, tai čia galima registruotis, toks ta prasme, tai čia galima ieškoti. Tai man nereikia toj mano poliklinikoje, jeigu man pasakė, kad pas mane kardiologo reikia laukti ten 3 mėnesius ir ten skambint kažkurio mėnesio, kažkurią dieną, kur ten tave priims kardiologas, tai man čia nebūtina? Aš turėdamas siuntimą pas kardiologą galiu ten nueiti ir išsirinkti artimiausią man tinkamą laiką kardiologo. Ta prasme, čia yra dar ir ta kita pusė, ir mūsų žinios, nes aš ėjau pas kardiologą, tai laukiau savaitę. Tai vat ir tai buvo, vat kažkaip sakau, vat.
Čia irgi vadyba, turi būti informacijos sklaida, kad pritrauktų žmonės. Sklaida, aš žinau tokius teigiamus pavyzdžius, kai aš konkrečiai dirbau su Klaipėdos universitetinė ligoninė, naujas vadovas, nu kiek naujas, jau daugiau negu metus, jau 2 metai būt, bet kaip tik jie pritraukinėja, labai aktyviai bendrauja su bendruomenė ir klientų skaičius smarkiai didėja. Tai, tai yra eilė tokių komunikacinių vadybinių veiksmų. Čia irgi yra tas sprendimas, kaip sakai, didelės eilės dėl to, kad žmonės nori pas konkrečius specialistus eiti, bet tai yra vėl ir pati organizacija, kaip promotinti, promocija, bet lygiai taip pat kiekvieną specialistą, kad kiekvienas yra vertingas, tai įdėti, kad ir socialinius tinklus pas mus pradeda dirbti toks specialistas, kuris garsus tuo, jau nuotrauką ir kažkas užsirašys, žinos, ir jau ligoninė formuoja konkretų vardą specialistą ir tada pas jį irgi atsiranda, kad mes prigimti nepakeisim, vis tik žmonės labiausiai nori kitą žmogų. Ja? Fine, kad yra tokia organizacija, fine, bet jeigu tas specialistas išeis kitur, tada labai dažnai yra linkę bėgti iš paskos. Taip yra, bet tai irgi vadybiniais veiksmais galim ir tuos specialistus, kurie galbūt yra, kaip ne tiek bendraujantis, nemoka, kaip save taip pristatyti, juos pristatyti ir labai puiku. Mano brolis yra gydytojas šeimos ir jis turi labai milžinišką skaičių pacientų ir visi pasinori. Jis turi savo doktorato Latvijoje ir jis dirba daugiau gydytojų, bet visi nori būtent pas mano brolį. Kodėl? Todėl, kad jis socialiniuose tinkluose deda tokius pamokančius video įvairioms aktualiams temams, tiesiog jis žino ir kai užsirašo ir nėra daktaras Belte, tada nereikia. Nors tas kitas daktaras, jis turi dar didesnį patirtį tai sferą, jis dar geresnis specialistas yra negu mano brolis, bet yra vardas. Ja. Bet visgi reikia dirbti ar tuos rinkodaros dalykai labai svarbus. Manau, bet Jūri, tai yra vadybos dalis. Ja. Taip, tai yra ta pati, nuo ko mes pradėjom. Tai yra tos Mhm. pačios vadybos dalis ir supratimo, kad pasitikėjimas specialistais ir pasitikėjimas visais specialistais, o ne tik tais, kuriuos ten galbūt į televiziją pakviečia kokią temą pašnekėti, yra lygiai taip pat vadybos ir įstaigos vadovo darbas, kūrimas tos bendruomenės ir populiarinimas ir žinomumo didinimas visų savo medikų ir pasitikėjimo jais kūrimas. Tai kodėl dabar toj pačioj Lietuvoje važinėjant, matai plakatus privačių klinikų, kur ten po 5, po 10 nuotraukų veidų specialistų, kurie dirba to įstaigoje. Tai irgi dėl tos pačios priežasties. Ne? Tai vadyba ir tų veidų rodymas žmonėm, kad jie būtų pažįstami, žinomi ir pas juos norėtų eiti. Aš žiūriu į laiką, kad jau artėja prie pabaigos ir aš tiesiog gal keletą klausimų pabaigoje. Tai vienas klausimas, kadangi mūsų tinklalaidį žiūrės ir klausysis ne vienas vadovas, bet lygiai taip pat žemesnė grandies vadovai, kurie nori kilti karjeros laiptais ir turbūt yra ir specialistai, kurie turi vadybinę gyslelę, kaip prezidentė sako, geną vadybos ir jie norėtų kilti karjeros laiptais. Tai Živilė, kokios būtų tavo galbūt 3 rekomendacijos, ką turi turėti vadovas būtent sveikatos srity, kad jis būtų efektyvus, pasiektų tikslus ir būtų toks vadovas, kuris neštų vertę visuomenė. Ir iš to galima iš kitos pusės, ko labiausiai trūksta, ką reikėtų ugdyti savį. Vienas jau kaip, aišku, vadyba, ką mes kalbam, bet kas dar? Aš gal apskritai labiau sakyčiau, tai tokios žmogiškos vadovo ir kas man visą laiką pasiteisino, tai čia net nebūtinai sveikatos priežiūrai tinka, nes bet kokiam vadovui yra ir mes dėl to daug ir kartų sakėm, tam pačiam Samui vadovauti reikia vadybininkų, o ne medikų. Tai vienas dalykas, kurį mes labai, labai pamirštam, dabar populiarėja vėl socialiniuose tinkluose, bet tas, reikia suvokti savo ribotumą ir kad tu niekada nežinosi visko. Ir kad viskas gerai, kad ir tavo pavaldiniai yra už tave protingesni, galbūt kažkokioj temoje kažką daugiau žino ir kad neįmanoma žinoti visko.
nes pas mus kažkaip labai mėgsta ta sveikatos sistema ir tie, nesakyk, čia nesąmonės, čia aš profesorius nu, ta prasme, tai, ne, ne, Mhm. ne. Ir tas pripažinimas. Ir čia gali sakyti tiesiog poelgis, kad suvokt, kad neįmanoma visko žinoti. Tai niekas nieko visko nežino, bet kurioj srity. Net ir toj specifiniai specializacijos srity neįmanoma visko žinoti. Tai čia turbūt vienas dalykas. Kitas dalykas, aš taip visą laiką juokiuosi, man kažkada, kai aš pradėjau valstybės kontroliai pirmą kartą eiti į viešumą kalbėti, tai man visi sako, oi, bet kaip tu gerai pristatymus darai, tu čia turi dovaną įgimtą, kaip tu čia gerai kalbi. Ir aš taip mintyse sėdžiu ir galvoju, aš nuo universiteto laikų dalyvauju debatų klubuose, aš peržiūrinėju ten visokias TEDo viešo kalbėjimo kalbas, aš dirbu tuo klausimu, kad tobulint tą įgūdį, ne? Tai va čia yra apie tą pačią vadybą. Ir tikrai ne darbo metu, ne? Tai yra, mano hobis kažką tą temą daryti. Aš turbūt esu perskaičius visas knygas, kurios yra apie viešą kalbėjimą. Dabar jau biški mečiau, bet kažkuriuo metu tai tikrai. Tai, domėtis tą vadybą. Tai ne tik sakyti, ne, kad turi geną vadybos, bet, iš tikrųjų bandyt žiūrėti, kas ten vyksta, nes, sakyt, kad man įdomu vadyba, bet nieko nedaryti ir nesidomėt, tai, tai čia tada jau antivadyba. Tai tas toksai paskutinis. Ir trečias dalykas, man centrinis dalykas yra visada visur, bet kokioj profesijoje visiškai nesvarbu, kad pats svarbiausias dalykas tai yra žmogus. Tai nesvarbu, ar tu esi gydytojas ir tada yra tas žmogus, kuris atėjo ir tavo pacientas, ar tu esi jau skyriaus vedėjas ir tas žmogus, kuris yra tavo darbuotojas, bet ne procedūra, ne tvarka, ne kažkoks pasirodymas, o žmogus. Mes labai dažnai pamirštam, kad bet kokios įstaigos didžiausias turtas yra žmonės. Ir kai tai pamirštam, tai tada tuos žmonės ten ir varinėjam, ir šūkaujam, ir kiekvieną kartą, kai norisi kažką negero daryti, tai pagalvokit, kad va, čia jūsų vaikas tada ir ant jo kažkas irgi taip pat šūkauja. Ne? Tai bet čia net ne apie tai. Čia tiesiog apie žmogiškumą. Tai mes labai labai dažnai pamirštam tos žmonės. Tai va aš taip sakyčiau, gal šitie 3 dalykai, kurie tikrai, aš nemanau, kad sveikatos sistemoje reikia turėti kažką specifinio skirto sveikatos sistemai. Be aišku, sveikatos žinių, tos atitinkamos srities medicinos žinių, kurias be abejo, kad reikia turėti, bet tai ir ne tai, kad be abejo, jų labai daug reikia turėti. Bet apie vadybą kalbant, tai yra universalios tai savybės. Tai ačiū, Živilė. Tai ką aš išgirdau, tai svarbiausia yra, kas visų pirma, perlėt per savo ego ir išmokti sąveikauti su pavaldiniais, jūs pirma pripažinus, kad jie yra kažkur protingesni ir sąveikauti tinkamai, kad būtų didžiausia nauda. Centre ir pats pagrindinis yra žmogus, tai yra darbuotojas ir klientas, per brūkšnelį pacientas, bet visgi vartokim klientas. Ir nuolatinis tobulėjimas. Ja, nes jeigu nustosi tobulėti, tai yra tas pats, kas nustoja mint dviračio pedalus ir griuvinį. Tai tada, Živilė, ačiū už įdomų pokalbį. Mėly klausytojai, žiūrovai, jeigu bus kokių klausimų, rašykit komentarus, tai aš tikrai Živilė arba aš mes atsakysim. Ir dar kartą ačiū, tai su mumis buvo Živilė Simonaitytė ir Vasiliauskienė. Pilnai tai linkiu sėkmės ir tikiuosi mintis daug kam bus naudinga. Tai gražiaus vakaro. Ačiū. Viso.